Parlamentui priėmus atitinkamą saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, paspirtukų ir kitų elektrinių mikrojudumo priemonių nuomotojai vairuotojus privalės aprūpinti šalmais, nepriklausomai nuo amžiaus, kelių ir transporto priemonės galingumo. Nuosavų paspirtukų savininkai šalmais turės apsirūpinti patys. Už pataisas balsavo 58 Seimo nariai, prieš buvo 18, susilaikė 12 parlamentarų. Po tokio politikų sprendimo bendrovės Bolt dalijimosi paslaugų vadovas Lietuvoje Benas Jurlovas sako, kad įmonė įgyvendins naują tvarką, bet procesas gali užtrukti ir metus. Transporto kompetencijų agentūros duomenimis pernai nukentėjo 58 paspirtukų vairuotojai, iš jų 4 dėvėjo šalmą. Policija 2024 metais už šalmų nedėvėjimą 20–40 eurų baudomis nubaudė 1019 paspirtukų vairuotojų. Pasak Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko socialdemokrato Juliaus Sabatausko, nuo 2020 metų yra žuvę keli paspirtukininkai. Dabar šalmus bet kokiame kelyje turi dėvėti jaunesni kaip 18 metų elektrinių priemonių vairuotojai, o vyresni važiuojamojoje kelio dalyje. Važiuojant kitą kelio dalimi šalmai rekomenduojami.